Nu tai ką, zdorovo šaika. Šiandien pas mus videokas apie ką? Apie naują išmetimą. Tai tikiuosi šitas videos jums realiai patiks. Uždėsit laiką, pafollowisit mane Instagram'e, YouTube'e. Tai ką, videokas dalysis į porą pusių. Tai pusė, kur mes perkam galinį empakinį bumperį ir išmetimą. Ir toliau bus emocijos, kaip mūsų prigavo mentai ir vos neatėmė techą. Tai ką, aš tikiuosi mes galim jau startuoti, pagnali. Žodžiu, koks dabar pas mus planas, tai mes sustojom čia tarp... tai mes Elektrėnuose, ne? Tai vat, mes sustojom Elektrėnuose, dabar važiuojam į Kauną pasiimt empakinį bumperį, yra va toks variantas ir va toks variantas. Tai iš esmės, to varianto kaina 108 eurų, o to 2,5. Tai gaunasi tiesiog, jo, antras atrodo žymiai geresnis, toks prabangesnis, bet iš esmės tai daro tiesiog difuzorius empakinis. Tai jeigu aš tiesiog nupirksiu antrą difuzorių, kur bus jau 3.5 formato, tai išvaizda išvis pasikeis ir nebus jokių permokų ir realiai bus ir gražus bumperis ir viskas bus gražu. O dabar pas mane neveikia valytuvai, tai reikia biškį nuvalyti stiklą. Papurškit tą. Sponsored by Frog. Žapka. Jinai užšalė biškį. Dabar žiūrim. Nu realiai biškį geriau. Tengi automatiniai. Opa, nu ir čia. Galima važiuoti. Frog Experience. Tai žodžiu, paėmėm tą bumperį, kuris brangesnis buvo. Paderinom biškį kainą, tai išėjo 200 už empakinį bumperį. Į spalvą iš karto, plus galinis difuzorius. Tai iš esmės, aš manau, čia labai gerą kainą už 200 tokį bumperį pasiim. Jisai realiai geros būklės. Jo, yra momentai, kur čia biškį yra, matosi, pabražytas. Biškį vėliau parodysiu, kaip atrodo ant saulės. Bet iš esmės, dabar šitą gražolę atrodys labai gražiai. Ką, biškį dabar reikės čia kažkur tai sustot pavalgyti ir ieškoti dabar jau išmetimą. Tai, žodžiu, jeigu pas jūs galbūt pasibaigė skystis mašinai, ką jūs turite daryti? Turite turėti, vat, Frog Froschen, atidarai langą, taip, mašinų nėra. Ova! Ova! O, jau žymiai geriau, dabar tavo pusė. O, raudona. Nu, neįdomu, raudona. Na, žodžiu, atkeliavo mūsų bumperis, mes jau pasiruošę dirbti, kaip matot, M-Packas. Tai iš esmės, ką jūs galite čia pamatyti, tai prieik biškį arčiau, parodysiu, kur čia yra kažkoks tai problemas. Tai pirmas dalykas, kad kaip ir visur, va čia yra pabraižymai. Čia, kai tiesiog kažką krauni į bagažinę, tai visą laiką būna tokie mažiuki. Realiai čia biškį papoliruosi ir viskas taip dings. Ir jo, ir problemytė, kuri bus, tai tikriausiai dėl ko mes nepastatysim dabar labai greitai bumperio, tai kad trūksta vieno praktroniko. Tai iš tos pusės yra skylutė. Ir jinai gan didelė. Jeigu mes palyginsim šitą skylutę su mūsų praeitusiu bumperiu, tai jinai čia biškį mažesnė. Tai dėl to reikės ieškoti kažkokio tai perechadniko, kažką sugalvosim. Tai ką, manau, mes jau galim kibti darbus, ne? Blet. O instrumentai Gaisliavakė, jo? Toks telefonas. Aš tikiuosi jisai atvažiaus, nes man rytoj į darbą. Labas. Alo. Toks klausimas. Mesgi instrumentų Slovakija paliko mane. Jo. Tai, žinok, noriu bumperį pastatyti, o instrumentų nėra. Ką daryt? Tu turi pas viską gali. Nu tai jo, pas, bet instrumentų nėra. Tai rankytėm.
Aha, o kaip mes galvutį ant 10 atsuksim su rankytėm? Nu, nežinau, kažkaip. Turėtum. Ir, o pavyzdžiui, jeigu tu po kokio pusvalandžio arba valandėlės atvažiuotum, įmanoma tai padaryti? Ir dar surinkti tau bamperį? No, me pats, I own. Rašy komentaruose, kad nieko negaliu pats padaryti, tai reikia kažką pačiam padaryti, žinai. Jo, tiek. Išsporinam, kad 10 minučių neiškentėsi ir pasakysi Martinai padėk. Sporinam. Gerai? Tai atvažiuosi, jo? Jo. Tai gerai, mes tą lauksim. O. Sveiki. Arbatytis. Na, žodžiu, komplektukas mūsų atvažiavo ir mes dabar bandysim kažką paveikti. North Face'as, karoči. A, nuo ko pradėt? Nuo ko pradėt? Михаил Павлович, ну как там с деньгами? Какими деньгами? Reiškia pirmos red. Tai reiškia pirmos arkos varžtai jau atsukti, tai realiai varžtai eina palei arką, va čia vat, eina tokie 3 varžtai iš vienos ir kitos pusės. Dabar pagal viską man reikia nuimti galinį žibintą, tenai bus vienas varžtas ir iš tos pusės tas pats. Ir pagal viską dar tenai turi būti varžtai, kurias reikia atsukti. Tai ir tada mes nuimsime labai lengvai bamperį, aš tikiu. Tai žodžiu, dabar nusukom iš čia visus varžtus, dabar liko nuimti žibintus ir tada mes galim kažką... Blet, pakviečiau draugus pagalbai, atvažiavom čia, karočią. Tai ką, planas dabar atsukto žibintus, GTS-o kiniečius, kaip surašė komentaruose, kad karočią nesau darai, bet man visai patinka, nes LCI realiai kainuoja labai brangiai, tai paėmiau tokius, tai čia, karočią esmė. Tai ką, tęsim darbus? Aš taip gal... Jo, agresyvesnė. Žymiai agresyvesnė negu buvo. Dar šitas, jeigu gaidys nemaišytų taip. Tai gerai, dabar dar sukom varžtus. Nu tai ką, atšilo orai, tai laikas mums jau varyt pasiimti išmetimą. Radau išmetimą už 300 eurų, Siemens man rodos. Jisai bus keturgubas, tipo lekvadas. Tai gali pafilmuoti, kokią mes mašiną važiuojam dabar. Tai vat, pasiimsim dabar išmetimą, žmogus važiuoja iš Šiaulių, tai apie 5, dabar yra 4, tai realiai apie 5 mes jau pasiimsim tam išmetimą. Dabar važiuojam pasiimti vieną busą, nes ten bus pilnas išmetimas, nuo priekio iki galo. Jau ruošimės vasaros sezonui, kad mašina būtų gera ir gerai labai skambėtų. Tai aš manau, medvėd, zoomit, medvėd. Привет, медведь! Ну tai, karočią, susimatysim vietoje. Nu, все, baig filmuot. Na tai ką, mes atvažiavom pasiimti busą, busas išvažiavo, opa, kameristas. Trumpa apžiūra.
Pabandykit atspėti, koks čia variklis. Jo. 4 dudi, quad exhaust. Stovi, nu, tipo, ale M-kė jo. Rastavkės, čia flansai stovi irgi. Čiama. Recaro parašyta, kažkur dar parašyta Sport. O, Max Sport Edition. Bet čia yra 32MD F30. Dabar čia sukrovė komplektaciją bėlė kokią. Galbūt kažkada, kadangi čia yra stage 1, aš manau, ten apie 100-107 kW, kadangi čia dizelis, tai mes galim pabandyti biškį padraguoti. Tai atsistosim ir su šitą mašiną padraguosim, ir su šitą padraguosim. Jeigu bus įdomu, tai rašykite komentarus. Tai ką? Kur bus? Tai ką, kol laukiam, kol nuims išmetimą, tai mes pagalvom, kad biškį būtų laimos užlipti. Kaip tą padaryti? Čia tai toks jausmas, kad galima biškį krist. Hello, hello. Tai ką? Pasisemsiu? Koks saulėlydis? Tai jo. Nu viso, išėjo taip, kai mes jau pakrovėm išmetimą, tai čia išeina, kad visų rezonatorių. Tik čia. Nežinau, galbūt biškį gaidiškai, kad quad išmetimas, aš galbūt vėliau pakeisiu tiesiog į 3.5 išmetimą, kad būtų po vieną dudą iš dviejų pusių. Bet čia išeina kaip dvi dudus, parašyta Akrapovičius. Tai kaip aš čia suprantu, čia yra sklendė, sportinis bakelis, Siemens išmetimas. O, ten kažkas ir jums filmuoja. Hello. Kas čia? Kažkas tai gal tvirtinimas, kuo žinojate. Nu tai žodžiu, išmetimas pakrautas, dabar mes važiuojam tiesiai čia iki garažo. Ir tenai kraunam išmetimą ir tada gal savaitės bėgi kažkur tai pastatysim ir jau bus gausi tikriausiai. Tai kamoči šaika. Iki ko? Чего, блядь? Тут дуда išmetimas. Резонейтор, бакелетен, сускленден, 300 евро. Вот так вот. Такие движения, понимаешь? Я Акрапович. Там Акрапович написано. Там Акрапович. Акрапович. Ты как, погнали. Ir vat, išmetim. Молодец. Ja. Quad exhaust. Na dabar reikia šitą gaidį nešti į garažiną. Всем пилигримам. Išmetimas pakrautas, dabar laukiam šiltos dienos, kai visi bus laisvi, tai keliaujančių į kitą mėnesį huisą. Na tai ką, pagaliau atėjo tą dieną, kai mes keisim man jau išmetimą. Tai banteris, kaip jūs matėte, jau pastatytas. Tai jo, kaip mes matom, iš tos pusės dvi dūdos, o čia nieko nėra. Bet kažkaip čia, liūdnokai atrodo. Ir dėl to reikia biškį pakeisti. Statysim quad exhaustą, kaip jūs jau realiai matėt. Va, tai kol kas čia reikia jums parodyti, kaip skamba šitą mašiną su paprastu bakeliu ir tada su sportiniu. Na tai ką, pagazuok. Tai durnelį, mangi reikia parodyti kaip prieš, o vėliau kaip po. Ну, Денчики, давай, parodyk, kiek salė įdėjai darbą. Taip, mes dėžę traukiam. Говно čia, нахуй, ne mašina.
Механіка кишайна. Ką ten radai, ką? Охуєнний. Ką ten radai? Na? Ти не радив. О, нихуя! Нихуя! Чего сошли по, блядь? Ебать! Вот і Дімка нахані. И шантрас! Lenda turit? Arba čia, dėsnį kitą? Решетка. Стоп, секунду. Ну давай, viskas. Toliau stumam. Gerai, dabar jau galim važiuoti. Jau galim važiuoti. Tai nahų tu stabdai. Tik tai neužkurkit, prašau, neužkurkit. Nu tai nestabdykis. Jau čia, galit važiuoti. Taigi pilnai galim važiuoti. Aš ant vario, tiesiog noriu Nu važiuoti. tai palauk. Filmuoji? Taip. Bet palauk. Kodėl iš to? Auselės pridengti. You ready? I think so. Seni. Tau nereikia išmetimo. Palik tai, kad. Važiuojam. Jeigu. Už kur. Pizdanas. Aš makuja. Nu tai ką, vat išmetimas jau ir pastatytas, jau 4 dūdus, jau kaip ale M-kė, jo dabar reikia realiai tipo... Dabar reikia bebedžint, nes nu kažkaip 2.8 atrodo su kiturgubu išmetį, nu biški kalhoziškai ir gaidiškai, nu ką padarysi. Tai aš dabar parodysiu, kaip skamba šitą mašiną su cold startu, ar labai garsiai, ar ne taip garsiai, kaip aš galvojau prieš tai. Nu ir ką, ir reikės kažkur tai išvažiuoti į miestą, pagazot, pažiūrėti kaip tunelis skamba, gal prasilėk kažkur tai kažką. Tai ką, pagazot? Aš nežinau, ar kamera perduoda to garso, bet, nu, gan garsiai. Dabar kol kas net daryta sklendė, nes ten yra sklendė, eina dūmai iš tos pusės. Ai, ateini. Kažkaip mes ne iki galo pritvirtinom išmetimą. Tenai dar išmetimą, tai reikia tokį kofrą nusipirkti ir tenai garsas irgi pasikeis. Bet kol kas gan garsiai kalstatas skamba ir kai šlapia dūmai eina iš priekio. Nu, dabar jau praėjo dūmai, tai nesimato. Bet jo, toj variklis sušils ir bus biški gaziuko, gal Pops and Banks įkarošį rašyti. Nu tai ką, tai gal kažkaip sumažinti garsą. Nu tuoj, padaždom, palauksim karošį. O ko jau tyliau? Tai ką, atsidarėm dabar sklendį, nenufilmavom kaip atsidarė sklendį, nes ten garsas buvo per visą rajoną karošį. Tai dabar galima jas pagazuoti. Tai vat, kročiai, kaip paimkai jau skamba mano kitai 2.8, 2 litrai dizelį, o 2 litrai benzino, lepenzino, O, jo, matai, jau iš kitos pusės dar eina dūmai. Tai ką, startuojam į mūsų, karočią, pasivažiavimus kažkur tai mieste, karočią, o, operatorius mojoja galvą, tai ką, pereinam į mūsų linksmybės. Stovėk vietas. Ой.
Kiek čia mentų? Kiek čia mentų? Starai iš galo irgi mūsų važiuoja. Gerai. Bliat, dar viena mašina? Nu tai, biški laiku mes čia paspaudim, kaip aš suprantu, ne? Ir dabar čia šonto važiuoja. Nu tai ką, aš tikiu šitas videkas jums visai patiko, tai aš manau jūs... Ahuji. Tai ką, aš tikiu šitas videkas jums visai patiko, jeigu jūs dažiūrėjote iki šito momento. Jūsų nesigirdi. Tai ką, aš manau šitas videkas jums visai patiko, jūs uždėjot laiką, pafollowinat, nes jeigu jūs, pavyzdžiui, dažiūrėjote iki šito momento, tai... Kodėlgi nepridėt? Tai, karočią, susimatysim kitam videkė. Pagnal. Ko tu čia man? Все, Tai я... погал. А ты здорово плохо. Eik tu nahai. Давай, какой. Ебать, šiaip tilpčiau nahai. Ne! Ko tu filmuoji čia? Problemas, na? Время то. Dai, na.